Ne viskas yra taip, kaip atrodo. Kiekvieną dieną mes sutinkame daugybę skirtingų žmonių. Ir neretai apie juos susidarom vienokią ar kitokią nuomonę. Kiek kartų esat patys pagalvoję, kad nuomonę esam susidarę klaidingą? Kiekvienas žmogus turi skirtingą istoriją. Ir istorija dažnu atveju turi dvi puses. Labas Vaida, labai malonu matyti tave studijoje. Labą dieną, ačiū už galimybę būti jūsų studijoje, ačiū už pakvietimą. Matau, kad truputį jaudinės. Yra. Tai dabar tiems, kurie tavęs nepažįsta, prisistatyk, kasgi yra toji Vaida. Mano vardas Vaida, esu 4 vaikų mama, turiu 6 anūkus, esu sėkminga verslininkė. Dauguma žmonių, aš tikiu, kad tave pažįsta. Ir pažįsta tave ir iš nuotraukų, pažįsta iš tam tikrų situacijų, iš verslo veiklos. Ką žmonės dažniausiai apie tave mato, susidaro kokį įspūdį, ką tu esi, sakykime, apie save ar girdėjusi, ar tiesiog pastebėjusi, kokie žmonės tave mato tiesiog pasaulyje, tiesiog gyvenime realiam. Anksčiau išvis nepastebėjau, kad žmonės mane mato. Dabar, paskutiniai šitie metai, tikrai esu stebima, tiesiog narpliojama po kaulelį. Yra apkalbų ir gerų, ir nekokių, o anksčiau žinodavo kaip baro savininkė. Nepaslaptis koks baras? Buvo baras pavadinimu Magpie, buvo baras pavadinimu Rauze. Tai čia net ne viena veikla, čia keletą veiklų. Vieną uždarėm, kitą atidarėm. Taip kažkaip ir gavosi. Tai dabar tave, sakai, nagrinėja po kaulelių. Kodėl? Kas atsitiko tokio, kad kažkas ėmė ir pasikeitė, kad kažkam patapai įdomi, kažkas tave aptarinėja, kažkas tave galbūt apkalba. Kas tokio atsitiko? Taip, po skyrybų pradėjo apkalbinėti. Atrodo, kad nebėra kitų žmonių, tik tai Vaida ir jis. Ir kas dabar tokio? Skyrybos tai skyrybos, bet aš kaip suprantu, tai buvo jūsų bendras verslas ar ne bendras? Kaip vis dėlto žmonės apie jūs sužinojo, nes iš pasakojimo tavo toks trumputis, tai aš kaip suprantu, ten yra didelis baras, visiems žinomas ir tada yra du savininkai, tu ir, kaip suprantu, buvęs partneris, ne? Taip, mes kūrėm tą barą kaip šeimos verslą. Visada, kaip aš sakydavau, buvom mes, bet čia tik aš sakydavau, buvo mes. Jisai sakydavo, jis buvo tik jis buvo. Manęs ten nebuvo. Nors visa atsakomybė, visa našta, visi sunkus darbai krito ant mano pečių. Taigi žmonės nematė, kiek aš dirbau, kiek aš krisdavau iš nuovargio, kad tik tai žmonėms būtų gerai, kad tik tai būtų laimingi. O tikrai nuostabus buvo baras. Tikrai žmonės mylėjo mus, mylėjo. Tų vestuvių tūkstančiai, tų gimtadienių tūkstančiai. Tiesiog tai buvo toks lietuvių susiejimas. Nepasakysiu, kad vien tik tai mūsų rajono. Važiuodavo iš Anglijos, iš Airijos, iš Velso, iš visur važiuodavo pas mus. Nes garsas tikrai būdavo didelis apie barą. Tai jūs, kaip suprantu, darydavot kažkokius tai koncertus, susitikimus, subūrimus. Didžioji dalis atlikėjų Lietuvos mūsų tikrai važiuodavo pas mūsų dainuoti. Tikrai didžioji dalis. Tai kas vis dėlto buvo atsakingas už visą šitą organizavimą, už patį barą? Aš kaip iš kalbos tai suprantu, kad didžioji dalis reikalų buvo tavo. Aš sakydavau mes. Taip geriau, taip lengviau, nes visgi mes gyvenom kartu. Bet verslą jūs patys atidarėt abu. Abu. Bet idėja buvo? Idėja buvo kaip ne baro. Idėja buvo atidaryti kažkokį tai bendrabutį. Kažkada mano buvęs vyras turėjo kompaniją, daug darbuotojų. Ir kaip jisai pavirto į barą restoraną? Pažiūrėjom, kad labai didelės patalpos iš tikrųjų ir sugalvojom atidaryti kažką panašaus į restoraną. Ir kokios tada buvo jo pareigos, nes vis tiek, tu sakei, kad tai yra šeimos verslas, tai kokios buvo jo atsakomybės ten? Nebuvo jokios atsakomybės jam, nes jis praktiškai labai mažai dalyvavo visame tame. Vienas dalykas, žmogus iš viso nekalbėjo angliškai, o reikėjo
daug visokių leidimų gauti. Aš matau, kad tau truputį skaudu, sunku šnekėti. Ne, viskas gerai, jau gerai. Jeigu kažkur norėsi, tai Ja, sustok. ja. Tai dabar grįžtam prie to. Gerai, jūs sugalvojat bendrabutį, atsidarot barą. Ar jisai buvo už iš karto, kad, nu gerai, imam, darom barą? Ar dar buvo, žinai, kad ne, gal nereikia? Ar vis dėlto jisai sutiko? Sutiko, nes tas pirmas įnašas buvo, tas depozitas vadinamas, jo pinigai iš kitos kompanijos. Tai va, viskas, kuom žmogus prisidėjo. O visi 9 metai baro gyvavimo, tai visa našta buvo ant mano pečių. Jo pareiga tik būdavo bendrauti su atlikėjais, kviesti į koncertus, kai nuspręsdavau, kokius atlikėjus pakviesti. Ir ar dabar gali prisiminti save, ar tu buvai laiminga tuo metu? Aš buvau laiminga. Aš mačiau laimingus žmonės, aš mačiau laimingus vaikus, mačiau, kaip žmonės dėkodavo atėję man. O tave žmonės matė laimingą ar matė labiau pavargusi? Aš nesigilinau anksčiau. Paskutiniais metais man jau pradėjo sakyti, kad tavo nuotraukos visur, kur tu paveikslavaisi, fotkinaisi, ta pati šypsena, akys liūdnos. Aš tai nepastebėjau. Man atrodo viskas gerai. O ką vyras tuo metu gerai, tie 9 metai, tu eini visa, žinai, suplukusi, aišku, pasidažom vėl, žinai, princesę. Ką jisai, tai jis niekada nepastebėjo, kad tu pavargus, gal reikia pagalbos, nepaklausė? Aš nesu niekada išgirdusi žodžių, kad tu pailsėk, gal šiandien nereikia į darbą. 9 metai praktiškai be jokių išeiginių, be jokių. Neturėjau savo gyvenimo. Baras, namai, tokia mano kasdienybė buvo. O vyras ką tuo metu darė? Būdavo, tik tiek, kad būdavo. Ir kada tu pastebėjai, kad kažkas yra ne taip? Mačiau nuo pat pradžių, žmogus prisistatė save labai tokiu dideliu verslininku, kur tikrai realybė visai kitokia buvo. Bet kadangi aš nieko nesakiau, aš buvau ta pilka pelė. Jeigu jisai prisistato, tai reiškia, taip turi būti. Palaipsniui pradėjau sužinoti, kad prasidėjo išgėrinėjimai, prasidėjo išnešimai alkoholio iš baro. Oho. Būdavo, ateinu į barą, atidirbu, vakare susikraunu visą barą, visą sandėlį, išsivežu namo. Tai čia jau kai sužinojai. Jo, ryte atvažiuoju, vėl susikraunu viską atgal, vėl dirbu kaip niekur nieko, vėl šypsausi, vėl vakare vėl tas pats, vėl susikraunu, vėl išvažiuoju, vėl ryte grįžtu ir taip tokia rutina, kol žmogus išgėrinėja. O tu bandai kalbėti su juo, kad tai yra problema mūsų verslui? Bandžiau, Ir ką? į kalbas niekados nėjo. Tai žmogus, katras, nekalbėdavo niekada, nei apie ką. Ir jokių pasiteisinimų, jokių kaltinimų, žinai, kaip būna. Jokių. Ir kas buvo va tada, gerai, prasidėjo alkoholio dingimas, gerai, dar tu tada, žinai, dar buvai ten, kas tada sekė? Kaip žinia, prie alkoholio prisideda ir kitos problemos. Svetimos moteris, mes niekada nebuvom dviese santykiuose, visada buvo kažkas, visada. Dauguma žmonių tai žinojo, nes tai buvo dedama viešai, tai buvo kalbama viešai, kol pati nenutvėriau savo akim. Ar prisimeni tą pirmą kartą, kada jau nutvėrei, Prisimenu. kaip visą tai įvyko, kokia buvo tavo reakcija? Prisimenu ir nebenoriu prisiminti ir niekam nelinkėčiau tą pamatyti. Nelabai fainai. Nes čia buvo ne vienetinis kartas. Tikrai, bet kažkaip, nežinau, matot, aš tą žmogum gyvenau. Bet kas nutiko tada, gerai? Tu prigauni, ta situacija tokia sudėtinga, ką tas žmogus vėl? Vėl nieko? Vėl nieko, jokių pasiaiškinimų, kaltė mano, visada kaltė mano, visada. Visi mūsų praleisti kartu bendri metai, visada mano kaltė visur kame. Suprantu, kad nėra labai lengva šnekėti ir prisiminti, bet gerai, tu vis dar likai tuose santykiuose. Kodėl? Mano meilė tikrai jam buvo begalinė ir aš vis galvoju, jau šis kartas paskutinis žmogus pasikeis. Eilinis kartas išdavystės. Gerai, dar vieną kartą ir taip tęsiasi metų metais. Tai ne vienkartinis atvejis. Ir kada tu supratai, kad tai yra jau, žinai, nebe pasirinkimas, kad, gerai, nutiko gyvenimas, o kad tai yra gyvenimo būdas? Aš supratau, kad jau žmogui visai niekas nebesvarbu, kai buvo atvesta moteris į mūsų bendrus namus. Ir aš per kameras pamatau, dirbdama bare, pamatau,
savo žmogų, katras drįsta atsivesti į namus moterį, Savo namus. į savo namus. Ir ką tu tada darėjai? Aš tikrai ramiai sureagavau. Aš grįžau iš darbo. Tu nelėkiai tą pačią Ne. sekundę? Ne, nelėkiau, nes, aš negalėjau palikti baro, nes viena dirbau. Kitą vakarą nusipirkau bilietą į Ispaniją. Anksti ryte išskridau, bet prieš skrydį pasakiau, tikiuosi grįžus tavęs neberasiu. Tai buvo mano 3 kartas po davimo skyrybų, nes prieš tai jau buvo 2 kartus bandyta, bet vis nebuvo tų jėgų Kodėl? Kodėl tau išsiskirti. pritrūko va tos Nežinau, drąsos? aš galvoju, gal buvo baimė likti vienai. Labiausiai bijojai likti viena. Vienatvė tai mane slegia, aš negaliu būti viena. Bet Mhm. pasirodo, ta vienatvė nėra jau tokia ir baisi. Labai gerai. Išeina į pliusą. O, išeina į pliusą. Mes apie tai truputį vėliau pakalbėsim. O dabar gerai, tu pasakei, kad susirinktus į daiktus, grįžai iš Ispanijos ir kas tada jau? Aš jau mačiau per kameras, kaip jisai nešėsi daiktus. Bet Įprasta, žinai, kad susirenka ne savo daiktus. Kaip nutiko tavo atveju? Ar visi sąžiningai savo susirinko? savo. Tiktai Sąžiningas. Sąžiningas. Koks tau buvo jausmas matant kameras? Nieko nejutau. Grįžau, viskas gerai. Po poros dienų išskridau į Lietuvą. Grįžau. Viskas gerai. Parėjau namo ir kažkas dingt. Reikia taikytis. Eilinį kartą. Pati. Ir prasidėjo žinučių rašymai. Ir tu pati jam rašėjai? Rašiau. Ir čia jau po to 3 skyrybų karto? Aha. Ir rašiau. Ko tik aš nedariau. Ir važiavau. Aš tikrai bandžiau iš visų jėgų. Aš viską išbandžiau. Viską. Kas čia nutiko? Kodėl moteris, kuri apsisprendė skirtis, ėmė, palūžo ir grįžo atgal į tas pačias vėžes? Žinokit, neturiu paaiškinimo iš tikrųjų. Neturiu. Kodėl aš klausiu? Todėl, kad aš tikiu, kad šią laidą stebės netgi ne viena moteris ir dauguma grįžta. Dauguma patiria tą patį. Todėl aš ir klausiu, žinai, kas atsitinka su to moterim, kodėl jas vis dėlto jau pasiryžusios vis dėlto grįžta tą žingsnelį atgal. Aš tai sakyčiau, čia didžiausia moterų klaida. Didžiausia. Mums atrodo, kad mes liksim vienos, kad mes čia niekam nereikalingos. Man taip atrodė. Iš mano prizmės žiūrint, man atrodė, kad niekas manęs nemyli, niekas nenori čia bendrauti, nes mes iš tikrųjų neturėjom draugų, nes niekas nenorėjo su mumis bendrauti. Kas norės turėti tokius draugus, kai 7 dienas per savaitę darbe. Bet darbe tai tik tu. Man užtekdavo, ateidavo, pasikalbėdavom ten su žmonėm, kažkaip man užtekdavo, bet norėdavo kartais išeiti kažkur į svečius. Aš nekalbu ten, atostogaudavom tikrai, bet vėlgi niekada nėra nupirkęs atostogų kokių, visada būdavo viskas paruošta, padėta ant stalo. Bet prieš žmonės tu vis dėlto vaidinai gražią šeimą. Taip. Aš niekada niekam nesiskundžiau, niekada. Šitas žmogus, jisai viešai viską dėdavo. Visi socialiniai tinklai tiesiog lūždavo. Jau net gėda būdavo mieste, sakydavo, jau geria. Tai prasme, ką jisai darydavo socialiniuose tinkluose? Kaip ir sakiau, aš turiu 4 savo vaikus, jisai turi 2 dukras savo. Viena dukra neįgali. Ir jeigu tik tai koks konfliktas namie, iš karto pašalinamos nuotraukos iš socialinių tinklų ir įdedama į mūsų kartu, visos nuotraukos ištrinamos ir įdedama jo ir dukros. Parodyti žmonėm, koks jisai geras tėvas, kaip jisai rūpinasi vaikais, nors tam vaikui buvo gal 12 metų, kai išėjo iš šeimos. Ir niekada nesirūpindavo. Čia buvo noras pateikti žmonėm, kad koks aš geras tėvas, kaip aš čia pasilgau vaikų, nors net telefono nekeldavo. Į klausimą, kodėl tu neatsakai dukrai, Katra nesupranta, tau tik reikia pakelti, jei tik to užtektų gal, balsą išgirsti. Pasakymas būdavo, aš nesuprasiu, ką jinai kalba. Tau nereikia suprasti, leis tai dukrai pajausti. Tai žodžiu, susipykęs, jisai patampa geriausiu tėvu viešoje erdvėje, bet nebebūna jau šitos šeimos žmogus. Taip. O kas atsitinka, kai jūs susitaiko? Tada vėl dingsta ana nuotrauka, vėl įdedama mano nuotrauka ten su juo kartu ir vėl užrašas koks nors ten kvailas, kaip aš sakau.
O ką tu pati jautei tuo metu? Gerai, jisai įsideda nuotrauką, ar tave glosto tas, žinai, kad, o, va, pagaliau čia vėl su manimi sėdėjo, ar tu jau jautei tą žaidimo jo ir tu sakei, nu, Nu, baikim. skaudino tokie dalykai iš tikrųjų, nu, tu nesi tas žmogus, kaip tu bandai save žmonėm pateikti. Nu, nebuvo taip. Nereikia manipuliuoti vaikais ir dėti nuotraukas, parodyti, koks tu esi geras tėvas. Tu nebuvai niekada geras tėvas, niekada. Mhm. Tu nebuvai netgi, mano vaikas 7 metų buvo, kai mes susipažinom. Parėjęs iš mokyklos, pavadino tečiu jį. Aš neprašiau jo, pats vaikas taip sugalvojo, betgi tu neišlaikei to santykio su tuo vaiku, kad jis ir toliau tave taip vadintų. Turiu anūkus. Visi keturi anūkai mano gimė jau prie jo. Nu, jeigu tu tas senelis, tai paimk tuos vaikus ant rankų, nu kažkaip, nieko panašaus. Tai žodžiu, ne šeimos. Ne šeimos žmogus. Mano anūkai bėgdavo nuo jo, išskyrus vieną mergaitę, nu, bet jinai ten maža būdavo, tai o taip tai nėra. Jeigu norėdavo vaikai pasilikti pas mus miegoti, tai būdavo triukšmai tokie didžiausi, kad tiesiog. Gerai, o kaip dabar buvo kita situacija? Ta situacija, kada tu dirbi bare, tu žinai, kad į barą ateina moteris, kurios su juo miegoja. Žinau ir labai daug dalykų žinau. Netgi buvo toks atvejis, kai ašgi sakau, aš bare buvau ir barmenė, ir valytoja, ir virėja, ir kas tik norit. Viskas buvau, ir prekių užsakytoja, ir prekes vežiodavaus. Ir kai man reikėdavo aptarnauti staliukus, kaip visada gražiai, maloniai, ir sužinau, kad moteris drįsusi ateiti į barą, leidusi man ją aptarnauti, nu, jos staliuką, miega su mano vyru. Kaip tu sužinojai apie tai? Aš kurdavau viską, emailus, aš turėjau prisijungimus prie visko, nes pati kūriau, jo banko sąskaitos, socialinių tinklų, slaptažodžiai, nu viskas buvo, viską žinojau. Viskas tavo rankose. Viskas mano rankose, nes, nu, aš pati kūriau, nu, Mhm. visokios programėlės ir tiesiog būdavo juodu ant balto parašyta ir kai aš jau sužinojau, tai jau būdavo viešai į Facebooką dedama, ten vardas ir kur tu dingai. Nu, taip neturi elgtis vedęs žmogus, nu neturi, vedęs vyras. Ir čia buvo tik vienas kartas, kada jinai drįso ateiti, ar jinai dar... Vienas, bet tokių moterų begalė, kaip ir sakiau, jis prisistatė tokiu verslininku labai dideliu, turbūt nežinau, moteris galvoja, kad jis tikrai kažkoks turtingas ten, nu kažką. Turi laiko, turi Turi verslą. laiko, turi verslą, o aš ten, taip, tarp kitko. Mhm. Tai man įdomu, kaip va tos moteris jos sugeba pasirašyti, nes nu vis tiek, jeigu tu žinai, kad šitas žmogus gyvena su šituo žmogumi, ne, tai tu realiai tu nedrįsti to daryti, jeigu tu save gerbi. Buvo daug atsiprašinėjimų šiaip iš moterų pusės, jau kai pati pradėjau rašyti, ten negaliu dabar atsiminti, ką rašiau, bet buvo atsiprašinėjimų. Tai tas tavo, sakai, vat, parašiau, tai tas tavo parašymas reiškia, kad tu gelbėjai šeimą, kad tu nori išsaugoti, kad Aš tu bandai jas visaip atstumti. gelbėjau, traukiau iš visokių situacijų, visokiausių baisių, nebaisių. Šitas žmogus buvo traukiamas iš visur, kur tik tai galėjo būti ištraukiamas. Bet, nu, ar vertėjo? Iš tikrųjų nevertėjo. Ar dabar jau galėtum atskirti vadinamas raudonas vėliavas? Iš karto. Man, pavyzdžiui, asmeniškai, juk mes kai susipažinom, tikrai tai buvo iš pirmo žvilgsnio, va taip. Pirmas žvilgsnis. Kad man kas nors būtų tada pasakęs, kad atsipeikėk Vaida, tikrai ne ten eini. O jeigu dabar va, tektų susitikti su kažkokiu tai vyru ir jis turėtų kažką panašaus kaip šitas, kokie būtų patys pirmi, žinai, tas raudona vėliavėlė, kad mergina bėg? Kai blogai kalbama apie buvusią žmoną. Čia yra pati pirma. Pati pirma. Aš visą tą girdėjau ir visą tą istoriją tęsiasi ir dabar. Viskas tas pats yra sakoma, ką aš girdėjau prieš tai. O toliau kas dar sektų, jeigu, tarkim, gerai, apie žmoną nešneka, dar kažkokiu yra? Aš galiu gal pasakyti taip. Per mūsų bendrus gyvenimo metus esu gavusi tik 2 dovanas, esu gavusi gal 3 kartus gėlių, daugiau nieko, nesu girdėjusi jokio komplimento ir tik aš dabar supratau,
kad aš iš to žmogaus nieko negavau. Skausmą, nepasitikėjimą savim, mano savivertė tokia buvo, aš neturėjau jos visai, visai. Tai kokios dabar 3 galbūt pagrindinės vertybės, ką tu vertintum iš vyro pusės? Ištikimybė, pagarba, pasitikėjimas. Na ir kaip dabar yra, sakykime, susitinkat su vyrais, vis tiek labai graži moteris esi ir aš tikiu, kad dėmesio tikrai netrūksta. Kaip yra? Kaip tu dabar nuskenuoji tą vyrą ir kaip tu žinai? Next? Kitas? Nepatikėsit, metus laiko nebuvau niekur net kavos išgerti. Aha. Tai čia Negaliu dabar metai laiko po skyrybų? po skyrybų. Tikrai nebuvau niekur. Neturiu laiko, turiu savo planų, turiu labai daug planų į priekį. Nu, man dar gal ne laikas, nežinau, man per daug. Aš girdėdama tavo visą istoriją susidariau tokį įspūdį, kad tu saugai šeimą visais įmanomais būdais. Kokias priemonės dar jūs ėmėtės? Gerai, tu kažkam rašėjai, bandėjai atstumti, paaiškinti, kad tai yra šeima, bandėjai stovėti gražiai ir aiškinti, žiūrėkit, mes esam šeima. Ką dar esat išbandę? Ar buvo kažkokios terapijos, kažkokie pasikalbėjimai? Ką jūs darėt, kad... Ar tu tik viena darei? Aš tik viena dariau. Aš galvoju, santykiuose vis tiek svarbiausia kalbėtis. Su tuo žmogum neįmanoma. Niekada nekalbėdavom, bėgdavo nuo pokalbių. Apie ką kalbėti, jeigu aš net verkti negalėdavau. Aš negalėdavau būti pavargusi, aš negalėdavau sirgti. Į klausimą, kada kur nors važiuosime, atsakymas būdavo reikia pinigų. O tai kaip pasidalindavot vis dėlto tuos pinigus? Realiai gerai. Verslas, šeimos, vyro ten nerasta pagalbos, visa pagalba tavo. Tu jam dar duodavai kažkokį tai atlygį nuo to? Aš niekada neslėpdavau pinigų, pinigai visada būdavo atvirai. Reikėdavo, ateidavo, pasimdavo iš kasos, ateidavo, pasimdavo iš piniginės. Pradėkim nuo to, kad kai žlugo jo verslas, 8 metus žmogus niekur nedirbo. 8 metus mes gyvenom tik iš baro, mes išsilaikėm namus, mes išsilaikėm save. 8 metus jokios pagalbos iš šalies nebuvo. Atsidarant antrą barą, sugalvojo išeiti dirbti. Paprašė manęs, kad nuvažiuočiau kartu į interviu, pakalbėti, kad jį priimtų į darbą. Važiavau su žmogumi į interviu, kad tik tai priimtų jį į darbą. Darbo pokalbį. Į darbo pokalbį. Darbą, katrą dirba dabar, galima sakyti, mano dėka dirba. Palauk. Kaip? Ta prasme, tikrai kaip? Nekalba angliškai, reikiagi kažkaip interviu praeiti, nekalba žmogus. Kalba kažkokia ten basic kalba, bet, ne taip. Tau reikia važiuoti į jo darbo pokalbį. Aš nebijau, aš ir anksčiau važiuodavau, juk tie išgėrinėjimai, dar kai turėjo savo kompaniją, juk tie išgėrinėjimai irgi prie gero nevesdavo. Aš netgi važiuodavau į uostą prašyti pas viršininkų, nors nepažįstu žmonių, prašydavau, kad tik tai neišmestų, kad dar leistų. Visada aš buvau tas, Mama. Tokia, taip. Mama. Dabar galiu pasakyti taip. Oho. Tai buvo toks didelis, mažas vaikas. Tai turėjai realiai ne 4-5. Taip. Žinai, trūksta žodžių. Tikrai trūksta žodžių, kada tu pasakai apie darbo pokalbį. Gerai, jūs nuvažiuojate į darbo pokalbį. Kaip į tave žiūri darbdavys? Sorry, bet aš tai parodyčiau duris. Tai nebuvo... Ne tau, jam. Jo, tai nebuvo anglas, tipinis anglas, tai buvo europietis. Kažkaip jie kitaip gal priima, aš nežinau. Žinai, galbūt dėl to, kad graži moteris, tai jisai žiūrėjo gal į tave, ne į vyrą. Aš taip susidarau nuomonę. Nežinau, bet, faktas tas, kad darbą dirba tą, kur tikrai... Tai šiuo metu jis dar ten tebedirba. Taip. Kiek čia laiko atgal jau prie? 2 metai. Kaip jam sekėsi be mamos tenai? Žinokit, iš tikrųjų nieko nežinau. Aš kaip ir sakau, aš visiems savo pažįstamiem, visiems savo draugam prašiau, neberašykit man, nebesiųskit screenshotų, aš nieko nenoriu žinoti apie tą žmogų. Jis man mirė, kaip kadaise aš jį mylėjau be proto, taip jisai dabar man mirė. Jis mane, nebeegzistuoja paprasčiausiai. Man net neįdomu, kuo jisai užsiima. Bet aš žinau, kad
tu padėjai tašką, bet jisai nepadėjo, jisai dar kurį laiką kenkė tau. Negaliu pasakyti iki šios dienos, bet vat vakar vėl atsigirdau, tai nežinau, kodėl žmonės nerimsta. Esu piešiama tokiom spalvom, kur net neatitinka realybės aplamai. Ką jisai tokio, vat, sakykim, daro? Žinau, kad tu sakei, kad minėjai prieš laidą, kad jisai ir atlikėjams tave žemino ir visokiais kitokiais būdais nutinkinėjo. Aš manau, Anglijos verslininkai, vat lietuvių restoranus, kur turi, jie visi kažkaip vienaip ar kitaip pažįsta tuos atlikėjus. Ir kai tu išgirsti, kai man parašo žinutes atlikėjai, kad tavo buvęs vyras ten taip ir taip apie tave ten sako, nu, aš tiesiog neturiu žodžių. Kam? Taigi nėra čia mūsų kažkokie draugai ir aplamai, kokiu tikslu reikia viešinti kažką. O ką jis ten tokio rašo? Kad su tavim nebendradarbiauti ar kažką blogiau? Rašo apie tokius asmeninius dalykus, kur, nu, tikrai aš nemanau, kad vyras turėtų apie savo žmoną taip rašyti. Tai ten nieko susijusio su verslu, kad Nieko tave aplamai, sugriauti? jo. Jisai, žmogus, jam dėmesio trūkumas, jam reikia parodyti, kad gal aš čia pažįstu kažką va tokio populiaraus. Jis yra aplamai dėmesio auka, jam dėmesio trūkumas tai labai didelis. Aš labai daug turiu įrodymų, tiesiog. Ir visi mano įrodymai, aš negaliu laidoj tiek papasakoti, bet viskas nuguls į knygą. Jinai yra pradėta rašyti ir tikrai 100% aš turiu labai daug medžiagos, labai. Buvo rašoma atlikėjom apie mano kūną, apie mano, aplamai apie daug ką, kas liečia mane kaip moterį. Koks vyras gali rašyti apie savo žmoną svetimom moterim? Ir kai tu perskaitai tas žinutes, tu nori skradžiai prasmegti. Kada tu supratai, kad jau dabar reikia nebe šeimą gelbėti, o reikia gelbėti save? Mane taip sužlugdė, mane taip sugniuždė žmogui, kad net nuo galvos tabletės negalėdavau išgerti, nes aš labai prieš vaistus. Ir kai davė man taip, kad netgi iki mirties Ką reiškia iki mirties? Tai prasme, jisai prieš tave smurtavo? niekados nėra pakėlęs rankos prieš mane, bet aš pati mane taip sužlugdė kaip moterį, galiu pasakyti, kaip žmogų. Ir tu pati norėjai pakelti ranką prieš save? Norėjau ir buvo. Jeigu gali detalėm, jeigu turi norą detalėm pasidalinti, kas vis dėlto įvyko. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tu šiandien sėdi čia, kad tu čia spindi, bet kas įvyko tada, nes aš suprantu, kad dabar matom dvi skirtingas moteris, tu esi tikrai išvytinti, be galo nugraži moteris. Ir ten matau paveiksliuką, kur moteris, žinai, visiškai tokį, žinai, norėtų susigniužti ir bet kas atsitiko tenai ir kokia ta buvo situacija, nes tavęs klausys tikrai ne viena moteris ir aš tikrai žinau atvejų, kurie baigėsi geruoju, bet moteris turi labai kartais juodų minčių. Ir pas tave jos buvo. Aš save laikau labai stiprią, tikrai negalvau, kad mes niekados negalvojom, kad mums kažkas gali atsitikti. Nu tikrai. Bet tuo metu, vat būtent tą akimirką, kai mane nužemino, antiek nužemino, kad aš tiesiog neatsimenu. Atsidūriau ežere, mane ištraukė jisai, įmetė į mašiną ir išvažiavo. O koks čia laikas buvo, kad vasara, pavasaris? Ruduo, vėlus Rudenį, ruduo, ežere. taip. Gerai, mašina. Kas tada? Jam jis vežė tave pagalbos, tu pati kreipeisi pagalbos? Paliko, išvažiavo viskas, ką aš atsimenu. Ta prasme, tavo mašinai Mano paliko? mašinai paliko ir išvažiavo, paliko. Ir likai ten šlapia su savo mintim? Likau, viena pati likau, nežinau, paskiau jau pagal telefoną, gal 4-5 valandos praėjo. Ar prisimeni ką nors iš tų akimirkų, kas virė tuo metu tavo galvoj? Ne. Dingo tos valandos iš gyvenimo. Skambutis sulaukiau į telefoną. Bent, darbuotoja skambino. 2 valandas su manim buvo ant telefono, kol aš grįžau namo, nes jin prašė vairuoti, kad matytų, kaip aš vairuoju, kaip aš grįžtu namo, kaip aš atsigulu. Iki pat to, kol atsiguliau, jinai buvo ant telefono.
Ir kas darėsi po to? Gerai, tu sekančią dieną atsipeikėjai, tu Aš supratai, kad jau aš tau kukuo. jau supratau, kad čia taip neturi būti. Stovėjau prie gydytojo durų jau 7:30, Sekančią dieną. taip, sekančią Mhm. dieną iš karto. Ir tu sakei, kad buvo ne vienas kartas. Antrą kartą pakėlei ranką, bandei Ne, pakelti. ne, tai buvo vienintelis Vienas. kartas iš mano pusės ir gavau pagalbą, tikrai gavau pagalbą, taip kad moterys nebijokit kreiptis, pagalbos yra. Ir dabar laidos pradžioj mes kalbėjom apie tai, kad tave šiai dienai žino labai daug žmonių ir tu turi ne tik tai, kad pozityvą, bet ir labai daug neigiamų komentarų, neigiamų žinučių. Galbūt papasakok, kaip dabar vyksta tavo gyvenimas. Gerai, jūs išsiskyrėt, kas tada? Tų neigiamų žinučių gal aš neturiu tiek daug, kiek gerų žinučių. Tiesiog svetimi žmonės rašo, svetimi moterys rašo. Labai, labai gerų žinučių turiu, tikrai. O tos negatyvios žinutės tai iš tos aplinkos, iš jo aplinkos, katrie jį supa. Ką jisai ten papasakojęs, aš negaliu žinoti. Girdžiu, kad aš ten ir geriu. Aš iš tikrųjų nevartoju alkoholio ir jisai puikiai tą žino. Manęs niekas nėra matęs išgėrusios, niekas. Mano vaikai gyvenime nėra matę manęs išgėrusios. O jeigu kam nors atrodo kitaip, nu tai čia jų problema. Tai šiandien, kas tave labiausiai skaudina? Labiausiai skaudina tas, kad, atrodo, kad mes abudu esam pralaimėję, iš tikrųjų. Jis pralaimėjo tai tikrai, nes prarado žmogų, katrą, besąlygiškai jį mylėjo, o man tai gaila laiko, kai vis tikėjau, kad žmogus gali pasikeisti, kad gali būti kitaip, kad ta šeima gali būti kitokia. Ir kaip galvoji, kodėl vat moterys vis dėlto mato ir nededa to taško? Nu kodėl? Aš vėlgi grįžčiau, sakyčiau, gal tikrai bijojimas likti vienai. Čia Betgi pagrindinis aš gi dalykas. nesu viena, aš turiu vaikus, aš turiu anūkus, aš turiu nuostabius draugus. Bet dabar tu jau likai viena ir prisimink tą akimirką. Gerai, padėjai tašką, išėjo viskas. Kaip pasijutai tą sekundę, kai jau supratai, kad aš gyvenu dėl savęs? Dėl savęs gyventi man prireikė laiko, nes aš pradėjau nuo savo fotografijų. Aš paskambinau mūsų fotografei miesto Rasai, paprašiau mūsų makiažo specialistės Evelinos, kad padarytų makiažą ir sakau, mergaitės, padarykit ką nors, nes, griūnu. 2 dienas verkiau pamačius savo nuotrauką, kad čia aš, kad O aš čia iš geros kitokia, pusės ar iš iš geros, geros? kad čia aš nebuvau tokia su juo. Aš buvau pamiršusi, kad prieš tuos daugelį metų, prieš jį sutinkant, aš buvau tokia pati, kokia aš esu dabar. Ir ta atkarpa gyvenimo su juo mane tiek sužlugdė, kad aš net nebetapau nei moterim, nei aplamai kažkoks vaikščiojantis gyvas daiktas. Gerai, tu kreipeisi pagalbos, neįprastas būdas, nes dažniausiai žmonės, žinai, kreipiasi pas psichologą, ten terapeutai ir panašiai. Tu šoviai į kitokią rinką. Ir dabar sakyk, kai tu pamatei savo nuotraukas, ką tu ten matei? Aš mačiau tikrai gražią moterį. Aš dar tikrai negalėjau patikėti, kad ten aš, bet aš žinau, kad aš ten buvau, aš pati ten buvau. Ir mano tas fotografijos kelias taip ir prasidėjo. Aš pas Indrutę Balnaitę nuvažiavau, tikrai profesionali fotografė. Dabar laukia kelionė mūsų į Turkiją. Tai gerai, dabar tu pastebėjai kitokią moterį ir kas pasikeitė tavo gyvenime, nes, kaip supratau, nei vieno, nei kito baro jūs jau dabar neturit, bet tu turi daugybę nuostabių planų. Pradedant knygą, su šituo dalyku aš tai labai labai sveikinu. Tada, kas seka toliau, nes tu esi veikli, tu esi išskirtinė moteris. Taip, galbūt tie 9 metai, 9, ne? Neklystu. 11. 9 baro metų. Gal ir buvo kiek kitokie metai, bet tai buvo vis dėlto tavo patirtis. Ir šiai dienai, dabar gerai, čia tas. Kaip keičiasi tavo gyvenimas? Ar tu vis dar bijai likti viena? Oi, nebijau, aš taip mėgstu vienatvę dabar, tiesiog. Aš iš tikrųjų galvojau, kuo man užsiimti. Aš išsilaikiau egzaminus,
Patapau taksi vairuotoja. Aš tikrai dėkinga tam darbui. Aš taip finansiškai stabiliai atsistojau ant kojų. Tiesiog aš nemoku pasakyti. Ir kas galėtų pagalvoti, ne, kad taksistas gali Taip, uždirbti. taip. Aš atsidariau savo taksi kompaniją. Visiškai skirtinga veikla Visiškai nuo prieš tai. jo. Aš tikrai atsidarysiu barą. Tikrai dabar nėra tų patalpų tokių, kokių aš noriu, bet jis tikrai bus Bet tu mano jau žinai gyvenime. viziją, ko tu nori. Taip, taip, ir jisai tikrai bus. Įstojau į universitetą, mokausi, kaip ir sakiau, knygą pradėjau rašyti, dainą įrašiau. Aš žiūriu tave ir aš matau jau dabar degančius akis ir aš pati šypsaus dėl to, kad man gera matyti moterį, kuri atsistojo ir dabar sako, aš nebebijau būti viena. Ne, nereikia bijoti. Jeigu dabar vat reikėtų, būna dar tokių minčių, kad tu sakai, kad prašyčiau. Ne, Užeina dar? niekada. Nebėjo? Ne, Jau susitvarkysiu. jo, šitą. man viskas gerai, tikrai. Dabar jeigu žiūri moteris kažkuri, kuri gal neturi tokių sudėtingų situacijų, o gal turi netgi dar labiau sudėtingesnę situaciją, ką šiuo atveju tu jai pasakytum, vat, iš moteriškos pusės? Nereikia laukti ir tikėtis, kad vyras gali pasikeisti. Jeigu norėtų, kaip aš sakau, keistis, turėtų kalbėtis, visada kalbėtis. Jeigu žmogus bėga nuo pokalbio, reiškia, jam taip gerai. Jis nesikeis. Taip, kad moteris, nebijokit būti vienos, viskas čia gerai su mumis. Mangi būdavo sakoma, aš kalta dėl visko. Tiesiog dėl visko. Kas vyksta jo gyvenime, aš esu kalta dėl visko. Aš prisėmiau tas kaltes, pati nesuprasdama. Aš kalta jo, mane tiek buvo įtikinę, kad aš čia viskuom kalta. Ašgi netgi iki tokio santykio, kad ir vaikai gal truputį nutolo nuo manęs. Gal daug, sakyčiau, netgi netruputį. Bet susigrąžinai ryšį. Taip, mes dabar visi taip puikiai, viskas gerai. Jie pyko, iš tikrųjų, kam aš leidau su savim taip elgtis. Betgi man taip nesakė. Bet aš pati irgi nesupratau. Jo, bet dabar jo, viskas gerai. Tai vis dėlto yra teisybė, ne, kai sako, kad moteris pasilieka santykiuose dėl vaikų. Ir tie vaikai užaugę pasako, kad mes neprašėm. Neprašė. Teisybė. Ir mums tikrai to nereikėjo. Teisybė. Niekados nereikia gyventi, kad vaikai būtų laimingi. Jeigu esat nelaimingi, tik tai skyrybos. Man prireikė 3 kartų, kad galėčiau, aplamai, kad galėčiau prabilti. Aš tai dabar, žinai, tokia mintis šoja, kad jeigu mėly žmonės jums ateina į galvą tokia mintis, skirtis ar ne, tai jau tada turi skirtis. Nes jau kažkas yra ne taip. Aš jau nekalbu apie tai, kad ten, žinai, diskutuoti, ten dar kažką, bet jeigu jau tu ten pabandėjai daugybę dalykų ir matai, kad neveikia, tai ir skirkis. Nes mūsų šiandienos atvejis yra toks, kad galima ir dar labiau pražysti negu kad prieš tai. Ir aš tikiu, kad tu žydėjai ir turėdama barą, ir turėdama tą visą situaciją, bet tokią, kokią aš tave matau dabar, ir tos pačios nuotraukos, ir tavo socialinis tinklas, tai yra wow. Ir aš tikrai prisidedu prie to, aš nežinojau, kiek tau metų. Ir kada pagalvojau, okei, ir mes tada atsimenu susirašėm 4 vaikai, 6 anūkai. Ir moteris spindi kaip nežinau kas. Tu esi tikrai šaunuolė. Aš tikrai tikiuosi, kad šiandienos pokalbis bus naudingas. Aš tikrai žinau, kad pokalbis nebuvo lengvas ir buvo vietų, kur mes patylėjom, buvo vietų, kur mes abi net ir ašaros galbūt kaupėsi, bet aš tikiu, kad šitas pokalbis bus naudingas turbūt labiausiai moterim. Ir jis yra skirtas, nes tu kada prisimenu susisiekė su mumis, ir tu sakei, kad aš noriu moterim pasakyti, kad atsibuskit, mielos moteris. Tai šiandien mūsų laida jau eina į pabaigą ir aš noriu, kad tu, nežinau, pasidalintum kažkokiu patarimu, galbūt kažką tiesiog nori pasakyti iš širdies ir tada aš jau baigsiu mūsų pokalbį. Kai man tai viskas atsitiko, aš pradėjau daug skaityti, pradėjau domėtis psichologija, pradėjau domėtis aplamai, kas vyksta moterų gyvenime, socialiniuose tinkluose, tiesiog daugybė moterų, daugybė ieško patarimų kokiam tai Facebook'e ar kokiam tai TikTok'e. Moteris, atsipeikėkit. Nereikia klausti kažkieno patarimo
iš nepažįstamų žmonių, darykit, kaip jum reikia daryti. Bet geriausia tai, jeigu jau matot kažkokias tai raudonas vėliavas, tai palikti. Aš bandžiau paaiškinti šitą visą reikalą kitai moteriai, bet likau nesuprasta. Nu galvoju, nu tiek to. Ar tu sutinki, kad šitam dalykui visą laiką tu subręsti? Negali matyti, žinai, ir pasakyti, tu gali matyti situaciją, kad tai yra kažkur blogai, bet jeigu žmogus nebus pasiruošęs, jis tavęs negirdės. Taip, 100% aš tą pamačiau, nes aš tikrai bandžiau moteriai pasakyti, nėra tas žmogus toks, koks jisai save piešia. Nu, nėra taip, nėra. Žmogus su priklausomybėm, dideliam priklausomybėm. Tai nebuvo tik mano atveju, gyvenant mum. Tai buvo prieš tai santuokoj. Tai buvo dar prieš tai. Čia yra priklausomybė. Moteris, alkoholis ir dar kai kas. Tai žodžiu, iš karto atėjai, pamatei ir... Taip. Bet vėlgi yra moterų, katros būna tam, kad tik vyras būtų. Nesvarbu, koks svarbu būtų jisai. Nu tai koks čia gyvenimas. Geriau būti vienai. Geriau jau būti vienai. Tai ta gaida mes šiandien ir baigsim mūsų laidą. Mielos moteris, nebijokit vienatvės. Šiandienos istorija mums parodė, kad vienatvė gali išeiti į labai didelį pliusą, į labai gražią istoriją. Mes labai lauksim, Vaida, tavo knygos. Norėsim išgirsti ir tavo dainą ir aš tikrai tikiu, kad tu turi dar ne vieną planą pasiruošęs savo, ne vieną projektą ir ne vieną įmonę dar įgyvendinti. Todėl mes tau ir palinkėsim kuo didžiausios sėkmės ir neblėstančios šypsenos tavo veide. O visiems kitiems tariu iki pasimatymo sekančiose laidose. Iki.